Išties, gerbiami kolegos ir galbūt Seimo pirmininkui klausimas. Mūsų darbotvarkė 2.1 popietinė yra uždaras Seimo posėdis patvirtintas. Reikalinga šiek tiek aiškumo, nes viešoje erdvėje iš tikrųjų sklando daug įvairiausios informacijos, viduje taip pat, ir šiek tiek kilo klausimų, kokio tai turinio informacija bus pateikta ir kokiu tikslu. Aš asmeniškai suprantu, kad tikslas labai kilnus, kad visi Seimo nariai susipažintų su tam tikra situacija, ypač valstybės paslaptimis, kurie vienaip ar kitaip leistų Seimo nariams apsispręsti dėl iškelto uždavinio, tai yra būtent kaip sustiprinti gynybą dėl finansavimo klausimų. Tačiau šitas posėdis bus uždaras, aš kiek suprantu, pažymėtame bus pateikta informacija tik tarnybinio naudojimo, nes slaptumo žyma yra paprastai tik riboto naudojimo. Taip, kad nei vieno klausimų susijusių su valstybės paslaptimis mes negalėsim te sužinot ir iš tiesų nebus nei vieno žodžio, dėl to šiek tiek yra klaidinimo. Kita vertus, mes visi pagal pareigą turim teisę dirbti su įslaptinta informacija riboto naudojimu. Aš turiu minį, ir patalpos to Seimų, visos patalpos, nepriskiriamos nei pirmai, nei antrai saugumo zonai. Tai yra administracinis patalpos, kurių kontroliuojamas taip patekimas. Mes turime Vadovybės apsaugos departamentą tikrina. Kodėl toks sustiprintas bus apsaugos, kas galbūt režimas toj Seimo salėje, kuri taip mes riboto naudojimo atitikmetį turim. Ir antras dalykas, jeigu nebus pateikta valstybės paslapčių, kodėl rašoma, kad dar bus pateikti gynybos Lietuvos planai, bus antro operatyvinio departamento pateikta informacija taip toliau, kuri minimum yra slaptumo žyma. Taip, kad čia kur tas klaidinimas. Ar mes tik bendro pobūdžio informaciją turėsim, kodėl tada uždėti slaptumo žymą ribotom naudojam? Mielas kolega, tai ateisite į posėdį ir daug dalykų sužinosite. Pirma, kaip puikiai išmanantis valstybės ir tarnybės paslapčių įstatymą, čia bus pateikta visa informacija pagal tai, ką turi kiekvienas Seimo narys pagal galiojantį, man atrodo, ydingą įstatymą valstybės ir tarnybos paslapčių automatiškai išduotą leidimo žymą dirbti su riboto naudojimo informacija. Tai visa informacija, kuri yra šitam posėdėje, bus pažymėta riboto naudojimo žyma. Tikslas šito posėdžio, jūs labai teisingai pasakėte, tai yra edukacija, kad kiekvienas Seimo narys, sėdėdamas šitoje salėje, žinotų bent jau tą minimalią informaciją apie grėsmes. Aišku, nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariams turbūt nelabai bus įdomus posėdis, kadangi gerokai daugiau informacijos disponuoja. Tačiau ne visi Seimo nariai tokią galimybę turi. Antra, išgirs kariuomenės poreikius konkrečius, kalbant apie finansavimą iki 30 metų, kodėl reikalingos tokios sumos, kurios buvo įvardintos valstybės gynybos tarybos posėdėje, kokie ginkluotė bus įsigyjama, kokia kaina ginkluotės galėsit pasiskaičiuoti ir tai atitinka tas sumas. Toliau bus supažindinta pagal riboto naudojimo galimybės ir sumažinta žymata informacija su gynybos planais ir turėsite taip pat galimybę paklausti tiek kariuomenės atstovų, tiek krašto apsaugos ministrės tais klausimais, kuris domina. Kitas blokas, kas labai bus turbūt svarbu, sužinoti užsienio politikos pokyčius, kurie įvykę po kelių pastarųjų savaičių pasaulyje. Taip pat tai bus tik tai riboto naudojimo informacija, edukacinė. Ir trečias dalykas, atliktas yra valstybės kontrolės auditas, ar tai pažyma dabar įvardinama informacija, manau, kad irgi reikėtų visiems Seimo nariams sužinoti, nes yra ten ir taisytinų dalykų, ir tuos dalykus jūs sužinosite. Tai baimintis nereikia. Administracinės patalpos, kuriuose vyks kovo 11 salėje, yra pritaikytos pilnai dirbti su riboto naudojimo informacija, bus užtikrintas režimas, jūs informaciją gavote, jeigu jos laikysitės, viskas bus sklandžiai ir gerai. Nebus kamerų, nebus žurnalistų, dėl to nebus prasmės daryti viešųjų ryšių akcijos. Aš manau, kad tai bus galimybė tiesiog gauti tas būtinas žinias, ką, manau, kiekvienas Seimo narys turėtų žinoti ir turėti, ir užduoti klausimus.